buvo tarptautinė moters diena. Ir tai buvo ypatingai svarbu Indijoje, kadangi nesenai buvo keli prievartavimo atvejai, prievartos atvejai su jaunomis merginomis. Buvo didelės demonstracijos Delyje prieš vyriausybę, kuri nieko nedaro dėl to. Tai buvo pasaulio naujienose. Ir aš manau, kad buvo kelios dienos prieš man išvykstant. Vieta, kurioje yra mūsų Bhaktivedantos ligoninė, ta žemė padovanojo mums trestas, kurio savininkas yra švietimo institucija, Dalmia Foundation. Ir jie turi mokyklas visur aplinkui. Tos vietos, kur yra mūsų ligoninė. Ir vienoje iš savo auditorijų jie turėjo tokią ceremoniją, susirinkimas tarptautiniai moters dienai. Ir susirinko daugybė žmonių, kurie yra labai aukšti žmonės visuomeniai. Ten buvo politikai, pramonininkai, buvo labai svarbus verslo žmonės. Jie visi sėdėjo auditorijoje, o pagrindinis kalbėtojas buvo paprasta kaimo moteris iš Maharaštros, Mumbajaus valstijos. Jos vardas Sindhutai Samkal. Tai labai liūdna istorija, bet labai įkvepianti istorija. Jie paaiškino, kaip jinai gimė labai didelėme skurde, kaime, nelabai toli nuo Punos, Maharaštroje. Kai jie buvo mažytė mergaitė, jie taip norėjo eiti į mokyklą ir mokintis, kad išsivaduoti šito skurdo, kadangi jos šeima buvo neraštinga. Tačiau jos tėvai pasakė jai, kad jinai turi ganyti buivalus ryto metu, kai reikia į mokyklą. Todėl jinai turėjo savo lazdelę. Mažytė mergaitė, 5 metų amžiaus mergaitė. Ar jūs esat kada nors matę vandens buivalus? Jie yra tikrai labai dideli. Ir šita mažytė 5 metų amžiaus mergaitė su lazdele rankoje, jinai ganė visus šitos gigantiškus vandens buivalus, vesdama jos iš vienos vietos į kitą vietą, kur iš tikrųjų buvo labai sausa. Jie bandė surasti kažkokius tai krūmynus valgyti, o vandens bufalai, jie labai mėgsta vandenį. Jinai vesdavo juos iš vieno lauko į kitą, kurie galėdavo valgyti savo šitos krūmynus, ir jie tada nueidavo į vandens tvenkinį, pasinerdavo ten iki pat kaklo ir ten stovėdavo ilgą laiką. O kol buivalai būdavo vandenyje, jinai bėgdavo į mokyklą. Ir beveik kiekvieną dieną jinai buvo per vėlai mokykloje. Ir tada mokytojas mušdavo ją už tai, kad jinai pavėlavo. Ir tada, po to, kai taip entuziastingai jinai išmokdavo viską mokykloje, jinai po pamokos, jinai bėgdavo, bandydavo surasti savo buivalus. Ir dažnai šitie buivalai jau tuo metu jau buvo išlipę iš vandens ir jie valgydavo krūmynus savo kaimynų žemėje. Ir tada jinai ateidavo paimti šitų buivalų ir kaimynai ją prilupdavo. Bet jis sakė, kad tai buvo pačios laimingiausios dienos jos vaikystėje. Kai jai buvo 9 metai, kai jai ruošėsi sukakti 10, jai pasakė, kad jinai turi ištekėti už 35 metų amžiaus žmogaus. Ji gyveno su juo kitame kaime. Kai jai buvo 19 metų amžiaus, ji turėjo jau 3 sūnus ir buvo nėščia su dar vienu vaiku. Ar jums patinka šitą istoriją? Jums neturėtų patikti. Jinai matė, kad ten buvo kažkokia tai mafija. Jie versdavo moteris dirbti, rinkti malkas, rinkti karvės mėšlą ir tada jie paimdavo viską, parduodavo ir
nei trupučio pinigų netiduodavo kaimo moteriams. Ir jie visi, ir visas moteris labai bijojo kažką tai dėl to daryti, bet jinai nuėjo ir pasakė vienam vyriausybės atstovui, policininkui. Ir tasai vyriausybės žmogus, jisai privertė tą mafijos žmogų nekęsti tos moters. Jisai buvo piktas kaip ugnis. Šitas žmogus, jisai nuėjo pas jos vyrai ir pasakė jam, vaikas tavo žmonos įsčiose yra ne tavo, jis yra mano. Aš turėjau slaptus santykius su ja jau metai. Jie myli mane. Tai mano vaikas. Ir aš nepakęsiu. Aš nepakęsiu, kad tu gyveni su ja. Arba tu ją nužudyk, arba aš sunaikinsiu viską, ką tu turi. Jis buvo išprotėjęs. Taigi, vyras pasijuto toks išduotas ir toks piktas ir toks išsigandęs. Jis pradėjo spardyti ją į jos pilvą vėl ir vėl, kol jinai numirs. Jis spardė ją tol, kol jinai krito be sąmonės. Tada jisai nutempė ją į karvių aptvarą, kadangi tada jisai galėjo pasakyti, kad žinot, jinai buvo nešė, jinai nukrito ten žemyn ir karvės tiesiog ją sumindžiojo ir buliai ją subadė ir todėl jinai mirė. Jis tiesiog ją išmetė pas karvės. Ir ten buvo viena motina karvė. Šita motina karvė stovėjo virš jos, kai jinai gulėjo be sąmonės ir saugojo ją nuo visų įmanomų pavojų. Žinote, kitos karvės jos galėjo tiesiog užlipti ant jos. Karvių aptvaras buvo labai pripildytas. Tiek daug karvių buvo tenai. Ir žinote, jos lengvai galėjo užlipti ant jos. Ir šita karvė stovėjo virš jos ir stumė visas kitas karvės į šalį, kad jai nepadarytų jokio pavojaus. Ir tada jinai sugrįžo į sąmonę. Ir jos giminaičiai, jie atėjo įsitikinti, kad jinai mirusi. Bet šita karvė neleido jam prieiti prie jos. Tiesiog gynė šalin. Šita karvė, be jokios baimės, stovėjo šalia jos. Ir tą naktį jinai pagimdė savo vaiką po šitą karvę. Savo kalboje jinai pasakė, šitas pokalbis buvo įrašytas ir transkribuotas ir aš sakau jai tiksliai tai, ką jinai sakė. Jinai pasiėmė akmenį, kuris galėjo ant žemės ir 16 smūgių su šituo akmeniu. Jie nukirto virkštelę tarp savęs ir jos kūdikio. Jinai buvo tokia silpna, tokia subraižyta. Praktiškai visą dieną jinai negalėjo net judėti. Ir šita karvė stovėjo virš jos ir jos mažyčio kūdikio. Ir jinai pažadėjo šitai karviai, kaip tu saugojai mane, kai aš buvau bejėgi, aš saugosiu visus tuos, kurie yra bejėgiai. Bet dabar jinai čia, jinai su savo mažu kūdikiu, jinai grįžo į savo biologinius namus ir jie atstumė ją. Jie pasakė, pagal mūsų kaimo tradicijas, jeigu tu jau ištekėjai, tu jau nebegali grįžti atgal į savo namus, eik iš čia. Taigi jinai buvo visiškai be namų, be nieko ir nei vieno žmogaus. 19 metų amžiaus mergaitė, pakankamai graži, jinai žinojo, kad šitokie būsenai ją išnaudos tiesiog ir prievartaus vyrai. Kur jinai gali keliauti? Jinai nukeliavo į krematoriumą. Ir naktimis jį miegodavo su degančiais kūnais. Ir jie elgėsi kaip išprotėjusi, kad jeigu kažkas tai ateitų į krematoriumą, pagalvotų, kad jinai yra apsėsta vaiduoklio. Jis sakė, kad tomis pirmomis dienomis jinai nieko negalėjo daryti dėl to, kad jinai turėjo vaiką.
Ir buvo tradicija, kad kartais Maharaštroje aplink laidotuvių pyrą jie padarydavo ratą iš kviečių miltų ir jie uždėdavo ant viršaus kūną ir uždegdavo jį. Jis rinkdavo šitos kviečių miltus, įdėdavo ten truputį vandens ir padarydavo iš jų paplotėlius. Ar žinote, kas yra čapačiai? Tai yra plokščia indiška duona. Jis kepdavo savo čapačius ant degančių kūnų. Tai buvo jos keptuvė. Ir taip jinai gyveno. Po kurio laiko, kai įgijo jėgų, jinai eidavo į geležinkelio stotį prašyti išmaldos. Ir jinai grįždavo atgal naktį miegoti į krematoriumą su savo kūdikiu. Jos gyvenimas buvo toks beviltiškas, jis buvo toks liūdnas, kad ji nusprendė, jog jai reikia atlikti savižudybę. Jinai galvojo apie tai kelias dienas ir vieną naktį jinai nusprendė, kad aš tai padarysiu. Ir jinai nužudys savo vaiką kartu su savim, kadangi jinai nenorėjo, kad jos vaikas paveldėtų jos gyvenimą. Taigi jinai nuėjo prie geležinkelio linijos. Traukinys artėjo ir jinai ruošėsi paguldyti savo kūną ant bėgių po traukinio. Bet jinai išgirdo kažką tai šaukiant nuo skausmo. Ir tai ją taip stipriai paveikė. Jinai paliko geležinkelio bėglius ir nukeliavo į platformą ir pamatė šitą tikrai seną žmogelį, kuris mirė, padavo be vandens ir be maisto. Jinai atnešė jam truputį vandens ir jinai nuėjo prašyti išmaldos ir gavo truputį maisto. Ir jis buvo toks dėkingas. Ta akimirka jai įvyko pabudimas. Jis sakė, kad jai pajuto, kad Dievas atėjo pas ją tą akimirką pasakyti jai, kad yra kažkas tai vertingesnio tau atlikti šiame gyvenime, negu nusižudyti. Yra kiti žmonės, kuriems labai reikia tavo pagalbos. Taigi ji nusprendė gyventi. Ji pasiėmė savo mažytį kūdikį, nuėjo kažkokį lauką. Ji tiesiog sėdėjo ir stebėjosi, ką man dabar daryti. Jinai savo širdie galvojo, aš esu tokia sudraskyta, aš esu tokia išprievartauta, išnaudota ir primušta, kaip aš galiu kažkam tai padėti. Ši sakė, ji sėdėjo po medžiu ir buvo viena medžio šaka, kurią medkirtys kirto savo kirviu. Šita šaka buvo įkirsta daugybėje vietų. Bet kadangi šitas medkirtys, jisai kirto šitą šaką savo kirviu, bet jisai nenukirto jas iki galo, šita šaka nekabėjo. Kabėjo ant labai mažyčio medžio gabaliuko. Ir ji pastebėjo, kad šita kirvio pakirsta šaka suteikė jai ir jos kūdikiui pavėsį. Ir tuo metu jinai pasisuko į Krišną. Ir jinai pajuto, kad Krišna sako man, kad net jeigu mes esame tokie sužeisti, mes galime išsigydyti, darydami gerą kitiems. Ir tada jinai atsimenė tą karvę ir atnaujino savo pažadą. Nuo tos dienos Indijoje, ypatingai prie geležinkelio stočių, yra labai daug našlaičių vaikų. Vaikų, kurie neturi jokių tėvų. Ir paprastai nėra jokios galimybės, kad jie gautų išsilavinimą. Jie paprastai pakliūna kažkur į vaikų darbo stovyklas, arba pakliūna į labai žiaurias situacijas, arba jie turi prašyti išmaldos. Ir paprastai visos tos sritys yra padalintos tarp skirtingų mafijų. Taigi jinai pradėjo imti tuos vaikus ir būti jų motina. Jinai
išmoko dainuoti. Jinai turi labai gerą balsą. Taigi jinai eidavo į geležinkelio stotį, platformą ir jinai dainuodavo ir prašydavo bakšiš, paaukojimo. Ir žmonės duodavo jai paaukojimo. Ir jinai gaudavo maisto ir gamindavo šitą maistą visiems savo vaikams. Ir jie gyveno po medžiais, krematoriumėse, kur jie gyveno. Ir tai truko kažkiek tai metų. Ir galiausiai jinai turėjo daugybę našlaičių. Ir jinai tapo žinoma kaip našlaičių motina. Matydami jos nuoširdumą ir matydami, kaip jinai suteikdavo prieglobstį ir transformaciją tiems žmonėms, tiems bejėgiams vaikams, jų gyvenimams. Kai kurie žmonės, jie pasisiūlė ir pastatė jai našlaičių namus ir po to dar vienus našlaičių namus. Ir per dešimtmečius jis sakė, kad ji turėjo. Jinai myli visus šitos vaikus kaip jų pačių motina, kaip jų motina. Jis sakė, aš turiu daugiau kaip 1500 vaikų. Aš manau, kad jinai turi 235 žentus, 35 marčias ir daugiau kaip 1000 anūkų. Ir ji gavo, aš manau, 270 apdovanojimų už savo darbą. Vieną iš šitų apdovanojimų jai davė Maharaštros premjerministras, o kitą apdovanojimą davė jai Indijos premjerministras visai nesenai. Kai premjerministras davė jai apdovanojimą, tai buvo didelė naujiena. Jos vyras dabar jam jau 80 metų. Jisai benamis ir visiškai beviltiškas. Jis atėjo pas ją su visiška neviltim. Ir ji pažvelgė į jį. Ji pasakė, tą dieną, kai tu mane kankinai, tu ketinai mane nužudyti. Ir tu tiesiog palikai mane karvių aptvare. Ji pasakė, tą dieną, aš turėjau gyventi skarmaluose, o tu gyvenai gerai ir nešioji gerus drabužius. Bet šiandieną tu dėvi skarmalus, o aš apsirengusi gerais drabužiais. Ji pasakė, aš badavau, neturėdama nieko ir nieko, kas man padėtų, bet dabar aš valgau skaniai, o tu badauji, neturėdama nieko, kas tau padėtų. Ir jisai verkė. Ir prašė jos atleidimo. Ji pasakė auditorijai. Ji padėjo tūkstančiam žmonių, kurie gyveno visiškai nevilty. Bet ji pasakė, kad labiausiai atlyginantis ir pats prasmingiausias dalykas, kurį kada nors jinai atliko savo visame gyvenime, yra tai, kad jie atleido savo buvusiam vyrui. Jie pasakė, aš daugiau nesu niekieno žmona, aš esu tik tai motina. Dabar jai 63 metai. Tai įvyko prieš kelis metus. Jis sakė, tu gali ateiti ir apsigyventi mano našlaičių namuose. Ir aš pasirūpinsiu tavim kaip tavo motina. Ir jis atkeliavo. Visiems vaikams, našlaičių namuose ir visiems svečiams, kurie ateina, jinai pristatydavo jį. Sakydavo, tai mano vyriausias sūnus. Dabar jai 62 metai, o jam apie 85 ar panašiai. Jinai sako, tai mano vyriausias sūnus ir jis labai išdykęs berniukas. Bet jam reikia labiau meilės negu bet kam kitam. Todėl prašau, suteikite jiems savo meilę, duokite jiems savo rūpestį, duokite jiems savo švelnumą. Ir jinai sako kitiems savo vaikams, kad jeigu ne jis, aš nebūčiau čia dėl jūsų.
Ji pasakė, jeigu jis nebūtų su manim elgęsis taip, kaip jisai elgėsi, aš tiesiog būčiau namų šeimininkė žmona, Dievas žino, galbūt aš turėčiau 10 vaikų. Bet kadangi jisai tai atliko, padarė tai man, dabar aš turiu 1000 vaikų ir 1000 anūkų. Ir aš savo gyvenime padariau visišką skirtumą. Kiekvienas iš vaikų, kurie ateina pas ją gyventi, jie gauna visiškai išsilavinimą, meilę ir rūpestį ir apsaugą. Ir faktiškai 3 jos sūnus, po to, kai jinai pradėjo savo našlaičių namus, jie paliko savo tėvą ir atėjo gyventi pas ją. Ir jos 3 sūnus, jie turi savo PhD laipsnius. Vienas iš jų savo PhD tezės parašė apie savo motinos gyvenimą. O jos dukra, kuri gimė po karvę, kuri gyveno krematoriume kartu su savo motina, šita dukra yra medicinos gydytoja, daktarė. Ir jinai vadovauja vienam iš jos motinos našlaičių namų. Jis sako visiems savo vaikams, jeigu tas žmogus nebūtų to padaręs man, jisai sako, mane pakvietė į 40 skirtingų šalių. Koks mano gyvenimas? Ir kokia buvo jos žinia, kad niekas niekada neturėtų gyventi be vilties. Kad ir kaip sunku, arba sunkus ar tamsus būtų mūsų gyvenimas, sakė ji, jeigu mes ieškosime pozityvios galimybės ir pasisuksime į Dievą, tai įvyks. Kas beatsitiktų, sakė ji, mano gyvenimas yra šita žinia pasauliui. Niekada nebūkit nusiminę, niekada nepasiduokit. Su Dievo malonė visą laiką yra kažkas tai nuostabaus, ką mes galime padaryti. Duodami, mes gauname. Yra posakis. Mes pragyvename, gaudami dalykus, bet gyvenimą mes padarome, duodami.